Penktadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi Kauno technologijos universiteto tyrėjų grupė, vadovaujama profesoriaus Roberto Jucevičiaus, analizuojantis sumanių socialinių sistemų vystymosi turinį. Mokslininkai pagidavo susitikti su savivaldybės vadovais ir meru Ričardu Malinausku, norėdami išgirsti jo, kaip savivaldybės labiausiai Lietuvoje atitinkančios sumanaus miesto koncepciją vadovo požiūrį į sumanumo esmę, tikslą, pagrindinės sumanaus miesto charakteristikas bei jų reikšmę Druskininkų vystymuisi. Sumani šalis nebus be sumanių miestų, be sumanių bendruomenių, be regionų. Druskininkai akivaizdžiai yra pats veržliausias Lietuvos miestas. Pagal daugelį parametrų ir ne vien tik šitie ekonominiai skaičiai ar kažkokie objektai pastatyti, ar kas tą sako. Čia galbūt galima ir įvairiais kitokiais būdais. Mums svarbiausia yra mąstymas, kaip mąsto lyderiai, kaip mąsto jo komanda, kaip mąsto žmonės ir kaip šitas vizijas, tą savo matymą įvairių problemų, jie sugeba paversti realybę. Na, kito tokio pavyzdžio mes Lietuvoje turbūt sunkokai rastumėm. Ir tai yra geras pavyzdys ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų partneriams užsienio kai kurių miestų. Ir mes bandysime organizuoti konferenciją, kur Druskininkų atvejį nagrinėsime pasaulinėme kontekste. Iš tikrųjų ir aišku, tai čia yra pirmas žingsnis. Toliau mes bandysime gilintis gilin į įvairias veiklos sritis Druskininkų, į įvairius tuos netradicinius sprendimus ir projektus. Na ir daugelį kitų procesų, kad gerai suprasti, kaipgi veikia šitas sėkmės modelis Druskininkų. Ką iš jo galėtų pasimokyti kiti, nes mes norime tą išversti į, vadinkime, suprantamą kalbą plačiai auditorijai, su mokslinė argumentacija, kodėlgi visa šita yra tikrai gerai, o mes matome, kad tikrai yra gerai. Ir tai aš manau, kad būtų labai gerai. Terminas mat. Anglų kalboje yra vienas terminas. Lietuvių kalboje mes verčiame mokslininkai dvejopai šitą terminą. Išmanus ir sumanus. Išmanus tada, kai mes kalbame apie informacinės technologijas, apskritai vadinkime digitališkumą. Tai mes tikrai matome, kad druskininkai labai sėkmingai žengia ir išmanaus miesto keliu. Bet tada, kai mes kalbame apie žmonės, tada mes kalbame apie sumanų miestą. Ir šis mūsų projektas, jis pasirinko nagrinėti atvejus. Kol kas mes matome vienintelį atvejį, tai yra Druskininkus. Aišku, bus nagrinėjami kiti užsienio valstybių atvejai. Pavyzdžiui, birželio mėnesį vyksime į Izraelį, žiūrėsime Haifos miestą. Bet kodėl Druskininkai sumanus miestas? O todėl, kad sumanumas pasireiškia sprendimuose. Kokiuose sprendimuose? Tai yra greičiausiai ir teisingiausių kelių pasiekti efekto. Visi žinome, kokie buvo druskininkai, mes ne druskininkiečiai, mes kauniečiai, bet mes prisimename druskininkus kaip po karo. Ir atrodo, palyginti neseniai, o dabar kokie druskininkai. Dabar į druskininkus traukia ne tik tai lietuviai, bet ir užsienio šalių žmonės ir taip toliau. Ir ką mes matome? Tai sumanių sprendimų rezultatas. Veržlių, labai kompetentingų ir labai įžvalgių. Ir kas yra labai svarbu, pavyzdžiui, aš prisirašiau šiandien labai daug visko. Aš kaip mokslininkas dar atliksiu labai gilią analizę, nes mes paprastai iš teorijos žengiame į praktiką, iš praktikos į teoriją ir, kai sakoma, ir vėl žingsniuojame ir aš tikiuosi, kad ne vieną sykį mes pas jūs atvyksime. Bet ką aš jau dabar matau? Aš matau, kad jeigu tokia linija toliau druskininkai žingsniuos ir toks sumanus miestas bus, druskininkai
gali matyti savo ateities viziją įgyvendintą žingsnis po žingsnio, ne tik tai po 3, 5, 10, bet ir 50 metų. Ir jūs šiandien rodėte istoriją, yra kelių šimtų metų istorija. Žinot, aš šiandien įsiklausius, pamačius tai, ką jūs darote, kuo jūs tikite, taip pat esu įsitikinus, kad po 50 metų Druskininkai bus tarptautinis pasaulyje žinomas kurortas. Kauno technologijos universiteto tyrėjų grupė šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje planuoja Druskininkų kaip sumanaus miesto atvejo tyrimo rezultatus pateikti ne tik Lietuvos mokslo tarybai, bet ir su jais tiesiogiai supažindinti Lietuvos žmonės, visų pirma, druskininkiečius. Jie organizuos ir tarptautinę konferenciją, kurioje sumanių šalių, regionų, miestų, sumanaus valdymo, sumanios ekonomikos žiniomis dalinsis ne tik Lietuvos, bet ir pasaulyje žinomi mokslininkai bei praktikai, pristatydami savo šalių ir jų miestų atvejus.